Nu ką, sveiki. Po 2 savaičių aš vėl prie ežero. Visiškas štilius. Vėjuko visai nėra. Pasaka. Rankose vižadrebis. Ką, pradėsiu iš karto nuo kalūrės matiliuko. Tai va, kažkokį judesio matosi yra, vis paviršiom kažkas sujuda. Gal kažkas ir bus. Tai va, nes kada paskutinį kartą buvau, tai jau tikrai nebekybo. Ar nuo tų karščių, kurie buvo, kibimas buvo tikrai labai prastas. Tai va ką, pabandysim šiandien. Taip, čia nuo kranto gylio nedaug. Smulkmės prie kranto kažkaip irgi nesimato. Pažiūrėsim, ką viža 0,3. Pabandom. Pirmą pravedimą. Saulutė kepina. Pakankamai stipriai. Nu. Ar kažkas bus? Matiliukas. Jeigu nieko, dėsim be baitą. O ešeriai prie kranto maitinasi. Gal ir viskas gerai. Yra. Va, pabėgo. Viskas bus gerai. Va, ešeriukas kavėjasi. Geras. Judesio yra. Darom metimuką ir bandom toliau. Pirmutinis ešeriukas, mažiukas. Nu, atsidaryta šiandien su zurziku, bet tikimės kažko ir geriau. Manau, kad turėtų būti. Mažiuką po ilgos pertraukos. Po labai ilgos pertraukos. O, tas atsikabino. Nenori. Ir labai nenori kibti. Keletą kibimų. Keletą ešeriukų. Ir viskas. Nu ką, bandom toliau. Norėtųsi karščio. Karšiukas. Pagaliau nors vienas. Kad ir labai nedidelis. Bet karšiukas. Apa. Tuoj, čepsi, tuoj. Koksai. Nu pagaliau išlauktas. Išlauktas. Buvo ką veikt. Nenori. O jau glėvėti. Tai va ką, bandom toliau. Apa. Nu. Karšiukas. Taip, antras karšiukas. Apa. Nu, nečipsėk. Va, nedidukai. Bet antras. Apa, koksai. Ešerytis. Gražuolis. O, koks. Painuolis. Gerai pasivijo.
Apa. Ir ką mes turim? Ką mes turim? Ar tik ne kokį lydekioką? Nes jau galvą krato, tai panašu, kad čia bus lydekiokas. O? Kas svarbu nenukastų. Svarbu nenukastų. Palengva, palengva. Mes jį pavarginkim. Ten šakos krūmai. Neik, neik, neik. Bus lydekiukas. Nestebuklingas. Mažiukas, bet o, grožis. Stiprus gyvatės. Mažylis. Nu, tu čia gali nukast man drąsiai. Kažkaip nelabai tu čia tinkamai. Gaila vyžos. Palauk, 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 palauk. Nesiduok. Gaila vyžos. Va, kaip gražiai. Varyk. Nepasifotkinai, bet varyk. Nu ką, kažkas juda. Uždėjau buožgalviuką, kalūrės ir vėl lydekiukas. Vėjas sukilo, viskas, niekas kitas nebenori. Lydekas šaudo. O, viena po kitos. Viena po kitos. Svarbu nenukastų, čia visai mažytis panašu. Aišku, savižadrėbių, tai čia smagumėlis. Vienas malonumas. Va, kokias. Nedidukis. Galėtum ir atsikabinti. Panašu, neatsikabins. Taip. Nesitaškyk, nesitaškyk. Tai, mes tave paleidžiam. Opa. Viskas. Nu tokį buožgalvį uždėjau. Kalūrės. Iš karto barkšt yra. Taip, ar valo nepažydė? Ne. Bandom toliau. Ką, 2 lydekaitės iš eilės? Nieko gero. Ešeriukų irgi nebėra. Vėjas sukilo ir всё. Supyko lydekas. Apa. Dar vienas. Nu kur tu matęs? Kad tiek, 3 iš eilės. Čia šiandien gal reikėjo lydekas gaudyti. Gal būtų gerai kybė. O aš atvažiavau savižadrėbiu. O jau piktis. Svarbu nenukastų. Va, visi vienodi. O tas jau negerai įsegęs. Tas jau bus pažeidęs, manau. Oi, per dantis kaip eina. Net girdžiu. A, koks mažylis. Na. Ko taip nepasiduoda? Va. Nu, dabar manau jau tikrai reikės persirišti. Jo, viskas. Apkramtyta. Gerai, persirišu avižą ir bandom toliau. Per 10 minučių 3 lydekaitės. Nukanda. Gal ir nenukanda. Bet turėjau kibimą. Buvo kibimukas. Bet panašu, kad vėl lydekiukas. Nes gerai uždrebino. Kas čia pasidarė?
toks lyg lietutis jau. Vienas kitas lašas nukrenta. Turbūt toks lydekinis oras pasidarė, nes kitos žuvies neliko. O lydekos dodakai. Nedidelis, aišku. Bet su avižadrebiu. O, iš karto. Ar čia ne? Jo, lydekaitė. Tai sakau, kibimas po kibimo. Kiek čia jų yra tai? Galbūt šiandien reikėjo imti man lydekinį. Woblerį kokį dėti ir bandyti, bet šitas taip įdomiai. Aha. Taip įdomiai vaikšto šitas. Lydeka 100%. Bet jinai gal šiek tiek didesnė. Va, koks grožis. Ne, visos vienodos. Nu, pavark. Štai atkabinu ir keliauk. Kiek? 4 iš eilė. Nu, šitą didesnį šiek tiek. Daug man tave suimti. O, koks grožis. Nu, op, varyk. Super. Šį sezoną lydekų ir nebuvau, taip kad tikslingai. Aišku, šiandien iki tikslingo irgi nepriejau. Galbūt reikėjo. Bet va, su aviža šaudyklės super gaudyt. Tai va, ką bandom toliau, žiūrėsim, bus ar ne. Nu ką, uždėjom naują avižą. Ana nukando. Žiūrėsim, kas bus dabar. Gal čia tas buožgalvis taip? Tas lydekaitės gunda. Net nežinau, reiks paskui pakeisti masalą, nes jokios kitos žuvies nebepagauna. Lydekaitės ir viskas. Piktos jos šiandien. Nes oro sąlygos tai dabar labai tinkamas paliko. Vėjas sukilo, bangelis. Lydekom dabar labai gerai. O aš norėčiau karšio. Bent ešerio. Su tom lydekaitė man nelabai patinka. Bet manau reikės kokį vieną video padaryti būtent apie jas. Kai bus geras oras, tinkamas, kaip šiandien. Tai vat, šį kartą nieko. Gerai. Labai niaukėsi, turbūt bus lietaus. Ešeriuka. Ešeriukas. Nu va. Po ilgos pertraukos jau ešeriukas papuolė. Ant buožgalvio. Gal dar bus? Kaip tu čia taip įkaliai? Nesuprantu. Mažylis. Tai va ir buožgalvis. Va taip atrodo. Kalūrės. Ką žinau, gal ir super. Pasigauna. Ką, bandom toliau? Ešeriukas. Mažylis. Apa, atsikabina. Matiliuko. Atsikabino. Vėl saulė išlindo. Oras keičiasi kaip nežinau kas. Į vėjas aprimo.
Bet iš karto va, lydeko kibimų ir nebėra. O tik pabjūro oras ir 4 iš eilės. Užsidėjau matilių. Opa, kažkas biškis stuktelėjo. Šeriukas matomai. Užsidėjau matiliuką. Buožgalvį nuėmiau. Pažiūrėsiu geriau ar ne. Gal paskui dar kokią tantą užsidėsiu. Nu va ir nieko. Nu ką, oras visai subjūro. O, koks debesis. Ir palinojo, ir vėjas sukilo. Šiandien oras, tai ką žinau. Visi metų laikai. Tai va, ir kibimas sustoja. Nebekimba visai. Nekybo stebuklingai, bet dabar visai nebekimba. Tai ką žinau. Dar keletą metimų padarysiu. Jeigu nieko, važiuosiu namo. Tai va ką, jeigu daugiau nepasirodysiu, tai iki kitų žvejybų.